Labadiena, šios dienos tema - atliekų rūšiavimas. Rodos, ką dar galima pasakyti šiuo klausimu, kai regis visi sutarėme, kad šiukšlių nėra, yra tik žaliavos, iš kurių gali gimti nauji produktai ir ypatingai svarbu, kad mes tas potencialias žaliavas nukreiptume teisingais srautais. Vis dėlto skaičiai ir duomenys mums rodo, kad nepaisant to, jog absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų teigia rūšiuojantys atliekas ir tą darantys atsakingai, apie trečdalis antrinių žaliavų konteineriuose randamo turinio yra priskirtas ten klaidingai. Vadinasi, konkretūs daiktai turėjo atsirasti ne popieriaus, stiklo, plastiko ar panašiam konteineryje, o kitur - mišrių atliekų, elektronikos, tekstilės ir taip toliau. Viena vertus, tokiais skaičiais nusiminti nereikėtų, todėl kad situacija panaši ir kitose šalyse. Anglų kalboje netgi yra atsiradęs naujas terminas pavadinimu wish cycling, perdirbimo iliuzija. Tai terminas, kuriuo norima apibūdinti elgseną, kuri tarsi pagrįsta aplinkosauginiu sąmoningumu, tačiau nėra paremta konkrečiu žinojimu. Kitaip tariant, rūšiuojame, bet nesame tikri, ar iš tiesų tas daiktas atgims naujam gyvenimui, ar jį įmanoma perdirbti ir ar tas geras elgesys nepadarys daugiau žalos negu naudos. Tai tam, kad to iliuzinio perdirbimo būtų kuo mažiau, šiame epizode yra aptariami 5 viešoje erdvėje labai dažnai girdimi teiginiai ir įvertinama, kiek jais verta vadovautis. Tai pirmasis iš tokių teiginių yra susijęs su įsitikinimu, kad į plastiko konteinerį reikia mesti viską, kas yra pagaminta iš plastiko. Toks teiginys dėja yra klaidingas. Kodėl? Todėl, kad kai kalbame apie rūšiavimo konteinerius, nesvarbu varpelio formos, pusiau požeminius, statomus šalia individualių namų, visi jie yra skirti tik pakuočių atliekoms ir tik joms. Taigi prieš apsisprendžiant naudotis rūšiavimo konteineriu reikia atsakyti savo į klausimą, ką ketinu į jį išmesti - gaminį ar to gaminio įpakavimą. Kalbant konkrečiai apie plastiką, paimkime kaip pavyzdį vieną iš daiktų, tai yra vienkartinį skustuką. Tai yra plastiko gaminys ar ne, bet tai yra gaminys. O jo pakuotė, jeigu ji tokia, kokią matome ekrane, tik ji turėtų keliauti į plastiko konteinerį, o pats skustukas į mišrių atliekų. Analogiškai su kosmetiniais vatos diskeliais, panaudoti jie ar ne, nesvarbu, jie keliauja į mišrių atliekų konteinerį, o jų pakuotė į plastiko. Dantų šepetėlis, tai taip pat, nors jo kotelis iš plastiko, šereliai iš plastiko, tai yra daiktas, gaminys ir jo vieta mišrių atliekų konteineryje. Tuo tarpu, jeigu kalbam apie jo pakuotę, ją reikia mesti į plastiko konteinerį. Ekrane pavyzdys apie dantų pastos tubelį. Pati pasta yra šiuo atveju gaminys ir kai jį pilnai išnaudojame, tūtelė kaip pastos pakuotė gali keliauti į plastiko konteinerį. Tame plastiko konteineryje taip pat turėtų atsidurti ir vadinamieji tetrapakai, į kuriuos yra talpinamos sultys, pienas ar kiti gėrimai skirti ilgalaikiam laikymui. Ir jie atsiduria plastiko konteineryje, todėl kad yra kombinuota pakuotė, vadinasi, su keliais sluoksniais viduje, tarp kurių ir plastikas, tai tokio tipo pakuotes pažymėtas tetrapak ženklu reikia mesti į plastiką. Ten taip pat atsiduria traškučių pakuotės, saldainių pakuotės, cheminių įvairiausių namų priežiūros priemonių pakuotės, žinoma, tuščios. Na, o tuo tarpu daiktai pagaminti iš plastiko, pavyzdžiui, plastikiniai baldai arba padangos, kurios yra irgi plastiko produktas, jos keliauja į didelių gabaritų atliekų priėmimo aikšteles. Kiti daiktai, tokie kaip žaislai, kurie irgi atrodytų
tik plastiko, jų sudėtyje tik plastikas, tai nėra pakuotė, tai yra daiktas, dėl to turi keliauti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Na, o tuo tarpu tokios pakuotės, kuriuose yra galimai pavojingos medžiagos, pavyzdžiui, dažai, lakai, gruntas ir panašūs statybiniai produktai, nepaisant to, kad kalbam apie pakuotę, joje gali būti pavojingų medžiagų likučių, dėl to reikia pristatyti taip pat į didelių gabaritų aikšteles. Kalbant apie popierių, čia galvosūkių šiek tiek mažiau, čia keliauja visos kartono ir popieriaus pakuotės, įvairios dėžės nuo siuntų, beje, nulupti lipnios juostos nuo pakuotės ar etikečių neprivaloma. Išimtis popieriaus konteineryje atsiduriantiems daiktams yra taikoma knygoms, žurnalams ir laikraščiams. Kodėl? Todėl, kad nors tai nėra pakuotė, šitus daiktus yra labai lengva perdirbti ir panaudoti dar kartą, dėl to juos leidžiama šalinti popieriaus konteineryje. Tuo tarpu vienkartiniai įvairūs įklotai arba vaikų sauskelnės, jų vieta tikrai mišrių atliekų konteineryje, tačiau patirtis rodo, kad daug kas susipainioja ir meta į popierių, tai tokios klaidos reikėtų vengti, kaip ir klaidos mesti vienkartinius rankšluosčius ar servetėles į popieriaus konteinerį. Jeigu tai švarios, vis tiek reikėtų mesti į mišrių atliekų, nes perdirbti tokio plonumo popieriaus nebus įmanoma. Taip pat tapetai arba kepimo popierius, jų panaudoti dar kartą dėja nepavyks, nes gali būti įvairiausių priemaišų, dėl to juos taip pat reikia mesti į mišrių atliekų konteinerį. Kalbant apie stiklą, irgi logika ta pati, jeigu turime indų, duženas, lėkščių, puodelių, taurių ar panašiai, tai yra gaminio šukės, tai nėra pakuotės šukės ir dėl to reikia pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Analogiškai kaip ir veidrodžio šukės, automobilio stiklo, lango stiklo, jeigu turime sudužusį televizorių ar kitą gaminį, tai nėra pakuočių atliekos, na, o pavyzdžiui, lemputės, kur irgi yra stiklas, na, tai yra elektronikos atlieka ir ją galima pristatyti į smulkios elektronikos surinkimo vietas prekybos centruose arba šalia jų, arba žinoma į tą pačią stambių gabaritų atliekų aikštelę. Na, o į stiklo konteinerį turėtų keliauti tauriųjų gėrimų buteliai, švarūs stiklainiai, pageidautina be dangtelio metalinio, jeigu yra įmanoma jį nuimti, ir taip pat leidžiama mesti net ir kvepalų arba dezodorantų, kurie kartais yra stikliniuose įpakavimuose talpinami pakuotės, nes tokiais atvejais paprastai tai yra dominuojanti pakuotės dalis, kurią įmanoma nesunkiai atskirti nuo papildomų metalo ar plastiko elementų, kurie yra toje pakuotėje. Tęsiant toliau, antras populiarus teiginys, kuris atbaido didelę dalį žmonių apskritai nuo noro rūšiuoti, yra manymas, kad prieš išmetant į rūšiavimo konteinerį pakuotės reikia išplauti ir nulupti etiketes. Tai yra klaidingas teiginys. Kodėl? Todėl, kad nesvarbu, ar kalbėtume apie stiklo gaminius ar apie plastiko, visos pakuotės po perrūšiavimo etapo ar net po susmulkinimo etapo turi plovimo žingsniai ir to plovimo metu etiketės, lipdukai yra tarsi atmirkomi ir taip atskiriami nuo pagrindinės žaliavos. Taigi technologijos nuolat tobulėja, tą padaryti darosi lengviau ir tai reiškia, kad mums kaip vartotojams plauti pakuočių metamų į rūšiavimo konteinerį nėra privaloma. Svarbiausia, kad juose nebūtų maisto ir skysčių likučių. Tai kaip matote pavyzdžiuose ekrane, jogurto indelis, kuriame vis dar yra jogurto, nėra tinkama šalinti į plastiko konteinerį, jogurto likutį reikėtų išmesti į mišrių atliekų,
o tada jau patį indelį plastiko. Analogiškai su aliejaus buteliais likutį išpilti, o jau likusį butelį mesti prie plastiko atliekų. Aišku, jeigu to likučio daug, galima praskalauti, bet ypatingai preciziškai plauti nėra privaloma. Tęsiant toliau, dar vienas teiginys populiarus yra tas, kad atvažiuoja viena mašina, viena šiukšliavežė ir viską supila į vieną, taigi mūsų taip ilgai rūšiuotos atliekos susimaišo, iš to seka, kad rūšiuoti nėra prasmės. Tai yra vienas populiariausių mitų, kurį mums galvose sukelia, sakykime, optinė iliuzija. Kodėl? Todėl, kad taip iš tiesų atvažiuoja viena mašina, bet bent jau tos, kurios naudojamos Lietuvoje, paprastai turi 2, o kartais net 3 bunkerius savo sudėtyje. Ir viena vertus mums atrodo, kad viskas, visi, kad ir skirtingi konteineriai ir jų turinys patenka į vieną automobilį, tačiau iš tiesų jie yra išpilami į atskiras sekcijas ir tos sekcijos neleidžia susimaišyti atliekoms. Tai patogu, nes vienu važiavimu galima aptarnauti skirtingų tipų konteinerius, na, o maišyti tyčia atliekas atliekų vežėjams nėra ekonominės prasmės visų pirma. Tęsiant toliau, dar vienas susijęs teiginys yra, kad apskritai tie rūšiavimo konteineriai yra pastatyti tam, kad būtų galima paimti daugiau mokesčių iš gyventojų, o viskas vėliau yra vežama į sąvartyną, nes taip pigiau. Tai toks teiginys taipogi nėra tiesa. Visos iš rūšiavimo konteinerių surinktos atliekos vežamos yra į perrūšiavimo centrus, kur ten atkeliavusios atliekos rankiniu arba mechaniniu būdu yra išskirstomos pagal tų medžiagų tipus. Plastiko rūšių yra 14, jos skiriasi spalva, savo medžiagiškumu, savo kitomis savybėmis, taip pat panašiai ir popierius, ir visą tai reikia suskirstyti į atskiras krūvas, sakykime taip, kad būtų galima perduoti perdirbimo įmonėms. Kalbant apie mokesčio dalį, tai tie konteineriai, kurie skirti rūšiavimui ir stovi šalia mūsų namų, mums jų aptarnavimas nekainuoja. Šituos kaštus privalo padengti tie, kas pakuotę sukuria, tai yra jų gamintojai arba importuotojai. Aišku, galime sakyti, kad vis tiek tie kaštai jie niekur nedingsta, pardavėjas įskaičiuoja juos į gaminio kainą ir tai yra tiesa, tačiau kažkaip atskirai apmokestinti tų konteinerių aptarnavimo nėra leidžiama ir tas nėra daroma. Mes mokame už mišrių atliekų išvežimą ir tų konteinerių aptarnavimą. Tos atliekos, kurios po perrūšiavimo centre išskirstymo pasirodo, kad nėra tinkamos pakartotinai naudoti ir perdirbti į naujus gaminius, yra vežamos išgauti energijai. Ką reiškia išgauti energijai? Tai deginant jas pagaminti elektrą arba šilumą, arba ir vieną ir kitą. Kaip kad nuotraukoje esančioje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Na, o tos atliekos, kurios apskritai negali būti niekaip panaudotos nei deginant energijai gaminti, nes yra pavojingos, sakykime, arba dėl kitų priežasčių nėra kur jų dėti, gabenamos į sąvartynus. Aišku, tikslas yra, kad sąvartynų liktų kuo mažiau, nes tai yra ir žemės panaudojimo atžvilgių, ir resursų panaudojimo atžvilgių pati prasčiausia atliekų tvarkymo forma, ir siekis yra, kad sąvartynų sumažėtų iki absoliutaus minimumo, o ilgainiui jie apskritai būtų visi likviduoti ir uždaryti. Na ir paskutinis
populiarus teiginys, kuris populiarumą įgavo, kai pradėjome privalomai pagal ES reikalavimus maisto ir virtuvės atliekas rinkti atskirai, kad šita galimybė ir pareiga galioja tik tai maisto produktams. Tai šitas teiginys irgi nėra iki galo teisingas, todėl kad šalia maisto likučių, žievelių įvairiausių, kiaušinio lukštų, kaulų ir panašiai, į biologiškai skaidžių atliekų konteinerius galima mesti ir arbatos tirščius bei kavos tirščius, kambarinių augalų atliekas, taip pat nebereikalingus maisto papildus, aišku, be įpakavimo, tik tai kalbant apie pačią medžiagą, ir panaudotus popierinius rankšluosčius ir servetėles. Atkreipsiu dėmesį, kad konkrečiai šita pristatyta skaidrėje tvarka galioja Vilniaus regione, kaip yra kituose regionuose, reikėtų pasitikrinti atskirai, todėl kad Lietuvoje atliekų tvarkymo prasme visa teritorija yra suskirstyta į regionus ir ten gali galioti kitos taisyklės. Pavyzdžiui, Klaipėdoje maisto papildų mesti į biologiškai skaidžių atliekų konteinerius nėra leidžiama, tai reikėtų būti atidžiais. Na, o kai mes jau įveikiame mitus, tų klaustukų kartais lieka ir štai populiariausių jų. Vienkartinis kavos puodelis. Nepaisant to, kad ranka ar pirštai mums siunčia žinutę, kad tai yra popierius, labai dažnai tai irgi yra kombinuota daugiasluoksnė pakuotė, kurios viduje yra plastiko, ir kad tokius gaminius būtų atpažinti lengviau, ant jų ne taip seniai pradėti dėti štai tokie ženkleliai su vėžliuku, kurie sako, kad gaminyje yra plastiko, vadinasi, jų vieta po naudojimo yra plastiko konteineriuose. Daug klausimų dėl kosmetikos gaminių ir jų pakuočių, tai panaudojus kosmetikos gaminius, maksimaliai kiek įmanoma jų pakuotės reikėtų mesti į plastiko konteinerį. Ir kalbant apie metalą, aliuminį ar kitą iš metalo pagamintas pakuotes, didžiojoje Lietuvos dalyje yra leidžiama mesti į plastiko konteinerį. Na ir apibendrinimui klausimas, ar rūšiavimas, koks jis taisyklingas bebūtų, išgelbės pasaulį ir padės mums pasiekti tuos aplinkosauginius tikslus, kurių siekiame. Mano nuomonė ne, bet trumpuoju laikotarpiu jis gali mums padėti susitvarkyti su perteklinio vartojimo pasekmėmis, jas sušvelninti ir prisidėti prie antrinio žaliavų panaudojimo. Tikrasis sprendimas, kuris gali padėti mums kovoti su klimato krizės reiškiniu ir iš to plaukiančiomis pasekmėmis, yra išmokti gyventi su mažiau pirminių žaliavų. Tai reiškia išmokti dalintis, išmokti taisyti, remontuoti, išmokti apskritai įvertinti, kiek mums reikia naujo vartojimo kaip po tokio. Tačiau, žinoma, rūšiavimas tiems neišvengiamai susidarantiems gaminiams ir jų pakuotėms yra reikalingas tam, kad pratęstume jų gyvenimą ir tų pirminių atliekų pirminių žaliavų mums reikėtų kuo mažiau. Tai linkiu būti tais atidžiais rūšiuotojais, o dar labiau atidžiais vartotojais, kad iš iliuzijos visi pereitume prie kuo naudingesnio pareigos atlikimo.